Labadiena. Žmogaus kūnas yra stebuklas. Deja, šį tobulą kūrinį nuolat veikia nuodingos medžiagos, tiek cheminės, tiek gamtinės kilmės, kurios vadinamos toksinais. Jie pakliūna į mūsų organizmą su įkvėpiamu oru, per virškinamąjį traktą, su valgomu maistu bei geriamu vandeniu. Taip pat vaistai yra toksinai. Toksinai mūsų organizme gali silpninti imunitetą, susilpninti atmintį, sukelti astmą, padidėjusių kraujo spaudimą ar net nemigą. Tikriausiai esate girdėję įvairiausių būdų, kaip šalinti toksinus iš organizmo. Tai maisto papildai bei įvairios procedūros. Bet mūsų kūnas gali pats tai kuo puikiausiai padaryti. Kągi jisai daro tokio stebuklingo? Kiekviena mūsų kūno ląstelė turi priešnodį, o priešnodis vadinamas citochromo P450 sistema. Kaipgi jinai veikia? Na, tarkime, jūs valgėte labai skanius pietus ir, kaip bebūtų gaila, su skaniais pietumis jūs gavote ne tik tai maisto medžiagų, bet ir toksinų. Toksinai, įsivaizduokime, gali būti dažikliai, skonio stiprikliai, konservuojančios medžiagos. Taigi, mes jų jau turime organizme. Tuomet suaktyvėja mūsų ląstelėse, o ypatingai kepenų, citochromo sistema. Jinai stengiasi toksinus nukenksminti. Ir tuo metu vyksta reakcijos, kurių metu šių reakcijų metu prijungiam deguonį, vandenį arba kitas medžiagas esančias organizme, kad toksinai būtų nebekenksmingi. Jeigu toksinai iki galo nenukenksminti, mūsų kūno ląstelės padeda pabaigti citochromo sistemos pradėtą darbą. Nukenksmintieji toksinai šalinami iš organizmo. Pro plaučius, pro žarnyną, pro inkstus, pro mūsų odą su prakaitu. Ir taip kiekvieną dieną citochromo sistema kiekvienoje ląstelėje dirba be išeiginių, be savaitgalių laisvų ir be atostogų. Tai yra tobula visiems blogiems dalykams esantiems aplinkui mus. Kiekvieno iš mūsų organizmas, jūsų yra pats geriausias priešnodis kada nors išrastas pasaulyje.